Įvertinusi antradienio įvykius, kuomet Seimo darbo partijos frakcija paprašė, kad darbiečių Viktoro Uspaskicho, Vytauto Gapšio ir Vitalijos Vonžutaitės teisinės neliečiamybės panaikinimo klausimas būtų dar kartą atidėtas iki ketvirtadienio, Seimo vicepirmininkė Irena Degutienė teigia, kad Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas yra absoliučiai pavaldus darbo partijos vadovui Viktorui Uspaskichui. Politikės teigimu, nepaisant to, kokiai politiniai partijai priklauso Seimo pirmininkas, juo tapęs jis privalo būti viso Seimo pirmininkų, o ne tik vienos konkrečios frakcijos. Paklausta, ar bandys inicijuoti Gedvilo atstatydinimą, Degutienė sakė neskubėsinti ir dar kiek palauksinti, nes tai esą buvo pirmas toks sudėtingas išbandymas, kai situacijos suvaldymui būtina tiksliai žinoti kai kurias Seimo statuto nuostatas. Konservatorė taip pat pažymėjo, jog nors visi peikia praėjusios kadencijos Seimą, dabartinė situacija jame yra daug prastesnė. Ministrų kabinetas trečiadienį spręs dėl minimalios mėnesinės algos didinimo iki 1000 litų. Šis klausimas įtrauktas į vyriausybės posėdžio darbotvarkę. Anot socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovų, padidinus minimalų darbo užmokestį padidėtų mažiausią darbo užmokestį gaunančių darbuotojų pajamos, didėtų vidaus vartojimas, mažėtų piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius. Kita vertus, nurodoma, jog padidinus minimalę mėnesinę algą iki 1000 litų, dalis įmonių darbuotojų gali būti atleisti arba gali būti trumpinamas jų darbo laikas, tačiau darbuotojų darbo užmokestis nedidėtų. Skaičiuojama, jog minimalaus atlyginimo pakelimui reikės 160 milijonų litų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų. Tik maždaug 1 iš 3 Prancūzijos interneto vartotojų per pastaruosius 3 mėnesius internete skaitė naujienas ar mėgstamiausius savo laikračius. Tai mažiausias rodiklis tarp ES valstybių. ES statistikos agentūros Eurostat duomenimis net 92% lietuvių naujienas skaitė internete. Taip pat populiaru tai daryti ir Estijoje. Kaimyninėje valstybėje naujienas internete skaito 91% gyventojų. Savo ruoštų pramogauja internete daugiausia pietiečiai. Net 75% portugalų aktyviai skelbia žinutes socialiniuose tinkluose, o tokių pramogų neįtin vertina čekai, prancūzai ir vokiečiai. Rusijoje pastarąją parą sušalo 21 žmogus. Tai trečiadienį pranešė naujienų agentūra remdamasi medicinos tarnybomis. Iš viso nuo speigų laikotarpio pradžios Rusijoje sušalo 45 žmonės, o apie 500 nukentėjo. Šalti orai nuo -18 laipsnių Maskvoje iki -50 Sibire laikosi Rusijos teritorijoje jau savaitę. Pasak meteorologų, tiek dienų neatlėkstančių ir tokių didelių šalčių gruodžio mėnesį šalyje nebuvo nuo 1938 metų. Iš rytų kitą savaitę šalčio banga pasieks ir Lietuvą, kai temperatūra nukris iki 25 laipsnių šalčio. Trečią pergalę iš eilės NBA reguliariojo sezono rungtynėse iškovojo, 11 nesėkmių svečiuose seriją nutraukė, bei į 12 vietą 15 komandų rytų konferencijoje pakilo Toronto Raptors klubas su 2 lietuviais. Antradienį išvykoje Toronto komanda 113-99 nugalėjo 14 pozicijoje rytų konferencijoje esančius Clevelando Cavaliers krepšininkus, kuriems tai buvo 4. pralaimėjimas iš eilės. Nuo atsarginių suolelio mačą pradėjęs Linas Kleiza pelnė 10 taškų, gynyboje atkovojo ir perėmė po 1 kamuolį, kartą suklydo bei 3 prasižengė. Kitas lietuvis Jonas Valančiūnas į arenos šeimininkų krepšį įmetė 8 taškus, gynyboje sugriebė 7 bei perėmė 1 kamuolį. Atliko rezultatyvų perdavimą, išvengė klaidų bei kartą prasižengė. Šiame sezone Raptors krepšininkams svečiuose pavyko laimėti vos 2 rungtynės iš 16 žaistų. Kaliningrade vykusio Europos olimpinių vilčių bokso čempionato svorio kategorijoje iki 64 kg Lietuvos atstovas Evaldas Petrauskas pelnė sidabro medalį. Londono olimpinių žaidynių bronzos medalio laimėtojas finale antradienį 8:13 pralaimėjo Rusijos atstovui Avakui Uzlijanui. Kiek anksčiau kitas lietuvis Edgaras Kurdelis pelnė bronzos medalį. Čempionate dalyvavo 139 kovotojai iš 30 šalių. Lietuvai atstovavo 5 boksininkai. Tai buvo ZIP žinios parengtos pagal naujienų portalo Alfa LT informaciją.